Skambučiuose galima nenormatyvinė leksika ir necenzūriniai žodžiai. Jeigu neturite 14 metų, nepatarėme klausytis. Paprikola LT. Čia kartais pajokauja. Su Julium Vainoriu, taip. Aha. Labą dieną, čia iš Šilalės antro policijos komisariato jums paskambino. Karolis mano vardas, vienu žodžiu. Gavom nusiskundimų, kad jūs pastaruoju metu čia šventėt gimtadienį praeitą penktadienį, taip? Ir gavom dėl triukšmo ir necenzūrinių replikų nusiskundimai yra parašytas pareiškimas, kada galėtumėte atvykti į mūsų policijos komisariatą. Nežinau. Jo, jūs taip, čia jau jums įprasta tikriausiai, kad jums čia skundžias, ne, kad jūs čia taip... Ne. Tai dabar žiūrėkit, kaip čia taip gaus, kad iš 3 kaimynų susilaukiam tą vakarą skambučio. Neturiu aš tiek kaimynų. Nu, bet tai gavom iš tiek kaimynų. Vienu žodžiu, paskambino 3 asmenys, vardų pavardžių neskelbsim. Tikriausiai patys žinot, kad čia jums skambino, nes jau sakė ir skundės jūsų ten viską vienu žodžiu. Tai dabar jūs teigiat, kad čia buvo visas tas dalyks, nemeluosite, ne jums? Kaip to? Gerai, palaukit, aš užsirašau tada, kad jūs savo atsakomybę priimat. Vienu žodžiu dabar užeikit. Palaukit biškį. Sveikas. Kažkur popierius palikau. Va jums. Žiūrėk dabar. Tai kada tu gali atvykti į mūsų komisariatą? Nežinau. Nes dabar čia bus analizė, tokia čia bus akistata su tais kaimynais tavo ten geradariais, kurie jau paskambino čia, žinai. Su ko čia šneki? Tai va, čia tas. Dėl triukšmavimo čia, kur tais kaimynais skundės. Ai, nu tai lemba visą savaitgalį. Palaukit, mano kolega nori pašnekėti su jumis, jisai čia tyria tą bylą. Ateik, kalbėsiu čia su jumis. Žiūrėk, sveikas. Aišku, man čia yra kaip visą laiką įprasta, nes savaitgalis dažniausiai dirbu aš nuo penktadienio iki sekmadienio ir mes tų nusiskandimų iš tikrųjų gaunam daug, bet šitas yra pakankamai išskirtinis, nes iš tikrųjų nežinau, ką tu ten darei. Aišku, šventėjo jau gimtadienį vis tiek, ne? Orgijas, ten sako, vyks kažkokios. Ir jo, ta prasme, žinai, kaip senesnio amžiaus žmonės iš tikrųjų biški perdeda, aš spėju, ne? Tai jaučiu. Tai žodžiu, kiek žinom, šventėjo 18 gimtadienį. Tai jo. Jo, tai, bet iš tikrųjų taip negalima daryti, žinok, didelė muzika iš tikrųjų kitiems žmonėms trukdo miegoti ir taip toliau. Žinom, kad esi iš Šilalės, žinom, kad dar mokais, jo. Jo. Bet nežinau, tu iš tikrųjų galėtum pats nueiti atsiprašytų kaimynų už savo elgesį tokį. Tada maždaug gal viskas išsispręstų, nes pas mus ir taip, žinok, perpildyti ir aš nenorėčiau dar vieną ikiteisminio tyrimo pradėti. Ne, tai matai, aš norėčiau, bet biškis susimaišyt, kad aš tiek kaimynų neturiu. Palauk. Pas mane dokumentas yra parašyta, kad tu turi 2 kaimynus. Jo, 2. Tai va. Neturiu. Pirmai sakė 3. Tai gal sumaišė, nes čia popieriais apsikrovę esam, nežinau, daug kas namuose gyvena iš tikrųjų, kiti būtuose ir gali būt, kad sumaišė kolega. Pas mane popieriuose, va to aš tau galiu pasakyti, gyvena 2 kaimynai, jo. Nusiskundė iš tikrųjų 3 asmenys, nežinau, kaimynų 2 turi, bet nusiskundė 3 asmenys iš tikrųjų. Nežinau, gal žinai, iš vieno namo 2 ar kas nors tokio. Ir galėtum arba nueiti atsiprašyti, arba iš tikrųjų, sakau, pradėsime ikiteisminį tyrimą ir galėsi kompensuoti žalą. Gavom skambutį iš 3 asmenų iš jūsų. Jo, iš 3 asmenų, jo. Tai va, nežinau, kaip čia susitart su tavim dabar būtų gerai. Tai nežinau, kaip geriau. O tu pats galėtum atvykti į policijos komisariatą iš tikrųjų? Tai jaučiu, jo. Jo, gerai, kada būtum laisvesnis iš tikrųjų? Nu, nežinau. Palauk, aš paskambinsiu dar, tam pakalbėsiu. Palaukit, aš paskambinsiu jūsų, pasakyk, kad kaimynai paskambinsiu. Jo, to. Biški, galit palaukti? Nu, tai jo. Gerai, nuskambink. Gerai. Labą dieną. Iš policijos patrulių Karolis. Čia vienu žodžiu dėl tos bylos ikiteisminis tyrimas, kur pradėtas yra. Jūs skundžiatės ir jokie atsiprašymai, kaip sakoma, nepaneigti to, ne? Supratau, žiūrėkit, kada galit prisistatyti policijos komisariatą, čia akistatą darytume. Tai pasakyk, bahuriukas, kai šventė gimtadienį, koks skirtumas? Jo, jisai gailisi dėl patirtų visų nuostolių, ką jis ten padarė, pašventė vieną naktį, nebebus, sakė taip, jo. Jo. Nu, žiūrėsim, kaip čia dar jisai, jeigu atsiprašys, tai sakot, viskas gerai, nebūtų.
Nes aš dabar čia kaip tik jo popierius vartau, čia blemba visokių nesąmonių prirašyta, kad orgijos ten kažkokios vyko, aš Tai sakau, seni žmonės perdeda, kiek aš galiu tą patį aiškinti. Supratau. Sakot, be lemenukų lakstė merginos, taip? O taip ir buvo. Kai buvo. Sako, be lemenukų panelės lakstė. Taip, supratau, aš irgi. Tai jo, bet ten tik biškį, ten ilgai. Supratau. Aišku. Gerai, Gerai, tada, tuoj palauk. vienu žodžiu, tada mes sutarsim su juo, jeigu ten viskas gerai, tada pasižiūrėsim, jeigu atsiprašys jūsų morališkai, viskas gerai tada bus. Gerai tada, dėkui už vienu žodžiu skambutį, ačiū, kad pakėlėt ragelį, gerai, visą gerą, nepažįsim daugiau. Ja, ir jums gerą vakarą. Tai žiūrėk, tada mes viską su kaimynais maždaug sutvarkėm, tu galėtum šiandien iki jų 5 valandą nueit maždaug atsiprašyti dėl to viso nesklandumų. Tai jaučiu, kad mėnesiu, ne. Nueisi, tai gerai. Dar vienas dalykas, dar palauk vienas dalykas. Opa, tave išdūrėm, mažulį. Supratau jau anksčiau. Nu tai va, žinai, kas tave išdūrė? Ne. Tuoj palauk pasakysiu. Dovydas Grikščias užregistravo skambutį tavo vardu. Vienu žodžiu papasakau, kad tu šventėjai gimtadienį ir paprašė, kad tave išdurtume tiesiog. Aha. Tai va, nesigavo per to gimtadienį paskambinti, bet tai dabar taip paskambinom, tikiuosi neišgazdom tavęs labai. Nebuvo ko įsigąsti. Nu, Ble, aš žiūrėk, norėčiau, kad per mano gimtadienį plikas panas lakstytų. Tai ten plikas panas lakstė, nelakstė, kaip ten buvo. Nevat. Nu jasna, nu gerai tada, davai, gerą vakarą tau. Paprikola LT. Čia kartais pajuokauja.